mums nėra ką veikti, bet kažką yra veikti. Tai ką jūs norite daryti? Norit pažiūrėti Simą begalvį? Jo, žiūrėkam, jis jau išleido 5 epizodus. Tikrai? Jop, aš girdėjau, kad jie turi reklamą jo. Tai gal pažiūrėkim reklamą, kol pasižiūrėsim epizodus? Jie turi reklamą? Gerai, jungsiu. Pip. Simas begalvis. Jo vaikai, čia Simas begalvis. Ir jei jūs norit šiandien jį sutikti, jūs galit. Tik šiandien 6 valandą jūs galit ant tikrovės surasti Simą begalvį. Gerai, mūsų skaičius buto yra 11345 ir tai vadinamas Popierio Street. Ateikite Popierio Street ar gatvę kaip lietuviškai ir galėsit sutikti Simą begalvį. Tai tik 5,56 €. Paskambinkite dabar. Tik mūsų numeris yra 1111111111112. Tai paskambinkite. Mes galime ant tikrovės surasti Simą begalvį ant to buto? Jo, tik mums reikės 15 € arba ne. Mums reikės 17 € nes centai, nes 56 centai. Gerai, ten einam. 6 valandą pradės. Ir dabar yra 5 valanda. Einam, guys. Tik naudokim liftą, nes aš nenoriu laiptų naudot. Kokį liftą? Juk Makaronas gyvena bute. Jop, bet aš nemačiau, kad būtų liftas čia. Tada aš visada laipičiau su liftu. Girdėjau, kad čia pastatė liftą visuose garžduose namuose. Tai gerai, einam į liftą. Ar pamatyta liftą? Gerai, guys, aš pasidėsiu savo vandenį čia, nes aš norėsiu gerti, kai lauksiu eilėj. Ai, kai lauksiu eilėj, tai užtruks, tai jo, vandens. Galėsim ir mes atsigerti vandens. Aišku, galėsit atsigerti šito vandens, kai lauksim eilėj, aišku. Čia yra daug, tai jo. Gerai, durys susidaro. Guys, aš būsiu čia pačioj, aš bijau liftų. Gerai, Gintori, būk scary cat. Jo, scary cat. Patlėkit. Jo. Gerai, tai ką noriu veikti čia Makaronė lifte? Čia užtruks grinai kelias sekundės lifte. Jis to eina žemyn. Jop, bet... Jop. Skaudėjo. Kas nutiko, Aurinai? Atrodo, kažkas sugedo ir nukrito liftas. Šviesus neveikia, tu matei juk. Hell no, mes įstrigom liftą? Ne, mums reikia pagalbos. Ten yra pagalbos telefonas. Aš paskambinsiu 112. Pla. Lauksiu. Alo? Jo, čia 112. Kokia ponia bus problema? Atsiprašau, mes sustrigome lifte, galit mus išgelbėt? Gerai, pasakykit, koks yra gatvė. Gerai, Klaipėdos gatvė. Jūs galite ateiti į tuos liftus. Klaipėdos gatvė. Kuris butas? Aš nežinau, koks skaičius. Makaronė, tu žinai, koks tavo namo skaičius? Jo. 2874. Ar jūs girdėjot? Jo, aš girdėjau, tas numeris. Gerai, mes važiuojam į jūsų liftą, kuris sugedusius. Važiuojam. Gerai, ačiū. Gerai, guys, mus išgelbės policija. Jo, jei valandas išeis, mes turim makaronų vandens. Jop, aš norėčiau picos. Alo? Jo, čia Papa John's, ko norėtumėte? Galiu didelius picos su agurkais. Gerai, didelė pica su agurkais. Tai bus 26 € ir 56 centai. Gerai, ačiū. What the hell, Makaronė? Tu nepasakei, kur deliver pizza. Ir mes įstrigom elevator. Ne, guys, kai mus išlaisvins po kelių valandų, tada mums Pala, aš tą girdėjus. Mes vis dar turim eiti pas Simą begalvį. Mes turim tam važiuoti. Mes turim pas Simą begalvį būti.
Nu kągi, jis juokingas, bet galim žiūrėti tos epizodus, kur jis padarė. Jo, jis juokingas. Bet aš taip norėčiau jį sutikti. Žinot, guys? Pala, duris įdėsiu. Tiesiai į duris. O, kokios stiprios duris. O, makaronė, tavo vanduo nieko nepadarys. Gintarai, tiesiog laukiam pagalbos. Guys, noriu susoti. Makaronė, nedaryk to. Čia kvepės, jei prisisusiosi kelnes. Jo, Gintaras taip sako. Tu negali prisisusioti. Pala, tu neturi kelnių. Žinau, kur noriu susioti. Išpilsiu vandenį pirmą. Nors čia būsim valandas, mes turim išgertą vandenį. Jei nori vandens? Palauk. Reikia atidaryti šitą butelį. Va. Tai jei nori, Aurinai, vandens ir pasimk. Pasimk to vandens. Ger, boy. Ger. Gerai, einu sisioti. Jau čia vandens ateina. Jau pasisojau. Paslėpsiu ten lifto gale. Aš visas flipin šlapės. Tu motherfuckeri. Tu motherfucker. Mano galva muši. Štai ką gauni, makaronė. Aš visas šlapės ir čia visur vanduo, nes tas vanduo buvo su gelins, o tam butelį dėjai. Bro, tai net cool. Dabar visas žemės bus šlapios. Ko lauksim? O dieve, aš atrodo jį išmušau. Paskambinsiu policijai ir vėl, kad ateitų greičiau. Alio? Nėra interneto. Prašau, sugrįžkite paskui. Nėra interneto. Nenubalus telefonas. Tas telefonas yra senas. Kodėl jis taip sako? Nežinau, jis nesenoviškas. Čia turbūt yra kažkur šnekantis nėra interneto mygtukas. Po 2 valandų. Kas nutiko? Atsikėliai! Alio, kažkas ten yra už durų. O dieve, tas liftas sudužo. Reikės statybininko. Tos duris neatsidaro. Pakviesiu statybininką ir jis galės jas ištraukti iš ten. Tai ką tu nori padaryti, kad šitą lifto sieną sulaužyčiau ir galėčiau aš tada gauti pinigų? Jo, tiesiog išlaužyk. Gerai, štai tavo pinigai. Ačiū. Gerai, statybininką Bobai. Gerai, tavo pinigai statybininką Bobai, štai. Mano vardas ne statybininkas Bobas. Vaikai, viskas gerai? Kodėl jie du nukrito? I'm free. Guys, mes pavėlavom į savo begalvio šou. Pip. Labą dieną, vaikai. Ir aš padarau dar vieną commercial. Noriu pasakyti, kad Simo begalvis, jūs nebegalite jo niekada sutikti ir vėl, nes jam nepatiko pirmą kartą sutikti vaikus ir pasirašyti parašus. Tai jis niekada ir vėl nepadarys tokių. Ačiū, kad žiūrėjote šitą commercial. This is bullcrap!